laukiam jos prisijungiant. Viena tų temų tai buvo gydymas Šiaurės Kipre ir draudimai. Tai va, tai čia nais palauksim, galbūt prisijungs Ramunė dėl tų dalykų. Su Pavelu buvom kalbėti, kad pasikalbėsim apie tas patikėjimo teisės, kai aktualu yra ta patikėjimo teisė, čia daugiau tas trust vadinama, tai čia nes, kai valdomas yra daugiau negu vienas objektas ir daro sutartis advokatų irgi kontorom, kai turi daugiau negu vieną. Tai nes čia yra dabar pagal dabartinės tvarkas vienam užsieniečiui leidžia turėti vieną butą, tarkim, tai tikrai pažįstu žmonių, kurie turi ir ne po vieną, ar po keliolika ir jie juos valdo. Tai vat šitą temą irgi bus, čia specialistę turim pasikvietę ir jinai dabar dar iš kito Zoomo, kiek žinau, neatsijungus, bet turi taip pat pas mus prisijungti. Tai bus įdomu pakalbėti ir Pavelas irgi gal turi kažkokių jau savo patirčių ar kažkokių žinių, sakysim, kur galėsim pasidalinti ir aptarti šitų. Sakysime, klausimus, gali parašyti. Prašau. Kažkas lygtai kažkas sakė, bet... Aha, matau, jau jungiasi pas mus ir Ramunė. Tai tada... Teisės galėsim pakalbėti. Va, tokios temos, žodžiu, siūlomos būtų. Tai Pavelai, gal tu gali biškai kažką pasakyti, ką tu žinai apie Kipro, sakysim, čia naista valdomus turtus patikėjimo teisę, gal turi kažkokios informacijos? Jo, aš atsiprašau, vairuoju, tai, iš principo, aš kaip suprantu, čia yra tiesiog civilinės sutartys sudaromas, kad įmonė pasiima tavo kaip ir turtą ir valdo, ten, tu jie moki kaip ir už tą valdymą, žodžiu, savo turto, bet kažkokio specifinio teisinio reguliavimo, kuris, sakykime, apgintų tave, jeigu tos įmonės savininkai nuspręstų ten išparduoti turtą ar... Aš matau, jau Ramunė pasijungė, jo, ar yra kažkokios normos, kurios gintų tave specifiškai, ne šiaip savo į teismą nueiti ir bandyti įrodyti, kad tu esi savininkas tikrasis to turto. Ramunė, matau, tu prisijungusi, gal galėsi irgi pakomentuoti, papasakoti apie turto daugiau negu vieną vienetą, kas turi čia nais ir kaip jie valdo per advokatų kontoras, kokios yra patirtis ir kaip čia viskas reguliuota yra. Eugenijau, Viktorija, matote mane? Aš jau pas jūs, atsiprašau, kad vėluoju. Ar matote irgi mane? Girdim, taip, klausom. Gerai, labas vakaras, Ramunė, atsiprašau už pavėlavimą. Tai prašom. Viskas gerai? Jo, viskas gerai. Mes turim vieną temą ir Pavelas pakėlė tą klausimą čia prieš kelias dienas dėl patikėjimo teisę valdomo turto per advokatus. Trust tai yra tas institutas ar kas. Čia angliškos teisės gal daugiau, čia pas mus Lietuvoje tai nėra įprasta. Tai tu gal apie tos dalykus čia daugiau žinai, kaip čia Kiprė yra, kai žmonės turi kelis ar keliolika nekilnojamo turto objektų, kaip jie juos valdo per tas advokatų kontoras ir ar čia yra patikima, ar čia yra nepatikima, kaip čia yra viskas. Taip, tai pasakysiu apie tai, apie ką esu visiškai įsitikinusi ir kodėl čia reikalingas trustas. Trustas arba patikėjimo institutas yra tikrai labai senas institutas britiškoje teisėje ir kadangi čia visoje Kipro saloje
nekilnojamo turto sandorius, nekilnojamo turto visos operacijos vyksta pagal Britanijos teisę, nes iki 63 metų tai buvo Britanijos kolonija, tai pasiliko šitie institutai. Šitie institutai galioja ir Didžiojoje Britanijoje, ir Amerikoje, ir kitoje bendrosios teisės šalyse. Netgi mes Lietuvoje jau savo teisėje taipogi turime ir vystome tą institutą. Jis, aišku, dar tik tai turi pačius pradmenis, nes nelabai pasitikė Lietuvoje tuo naujojo institutu patikėjimo teisės, bet trust arba patikėjimo teisė tai yra reikalinga čia tuomet, kada asmuo įsigyja daugiau kaip vieną turtinį vienetą savo vardu, nes Šiaurės Kipre vienas užsienio fizinis asmuo savo vardu gali įsigyti tik tai vieną turtinį vienetą, ir jeigu panora įsigyti daugiau turtinių vienetų, tai tada nėra kitos išeities, kaip įsigyti tą turtą trusto vardu. Yra žinoma žmonių, kurie galbūt dėl kažkokių tai priežasčių nenori atskleisti, kad jie yra turto įgijėjai savo vardų pavardžių, tai tuomet irgi trusto institutas yra naudojamas, kada galutinis naudos gavėjas arba beneficiaras, tas turto savininkas, jisai yra tas asmuo, kuris iš tikrųjų įsigyja, bet jisai visą turto valdymą perduoda trusto kompanijai. Trusto kompanijos čia yra labai, kaip ir visame pasaulyje, tose šalyse, kuriuose yra trusto kompanijos, jos yra tokios kaip parakreditinės institucijos, nes jos turi valdyti tokį pakankamą rezervą, kad gali valdyti tik tai tiek nekilnojamo turto, kiek turi tam sukūrę rezervo. Tai čia yra dėl to patikima galimybė pasinaudoti trustu. Tai nėra šiaip jau, kad aš atsidarau čia kažkokią tai kioskelį ir sumanau teikti turto valdymo paslaugas. Tai būtų absoliuti apgavystė. Šitą dalyką gali daryti tik tai tos firmos, dėl kurių jos yra gavusios specialius leidimus ir licencijas. Tai turto valdymo sutartis arba trust agreement yra sudaroma tarp turto valdymo kompanijos ir beneficiaro, tai yra to asmens, kuris nori įsigyti turtą trusto vardu, ir tas asmuo, tarkim, jeigu aš įsigyju trusto vardu, tai aš galiu sudaryti, tai aš toje trusto sutartyje esu nurodoma kaip galutinis naudos gavėjas ar beneficiaras. Ir kas bebūtų, ar aš norėčiau tą savo turtą padovanoti, ar aš norėčiau jį parduoti, tai aš ir pagal tą trusto sutartį perleidžiu savo kaip galutinio naudos gavėjo teisę. Net jeigu aš rytoj numirčiau, tai mano paveldėtojai paveldėtų mano turtą, nors mano turtas yra valdomas pagal trusto teisę. Pagal trusto teisę, jeigu tie, kas klauso manęs dabar, kas klauso mūsų dabar ir iš juridinės pusės žino skirtumą tarp nuosavybės teisės ir daiktinės teisės, tai yra tam tikra daiktinės teisės valdymo rūšis. Tai mes, kaip žinia, turime turtinės teises ir kada sudarome sandorį, kada tą sandorį įregistruojame, bet mes, tarkim, Lietuvoje negauname pilnos nuosavybės teisės, tol, kol mes galutinai neatsiskaitome už turtą, ar jis būna įkeistas, ar būna įsiskolinimas už kažką. Tai čia irgi yra tokia situacija, kada galima pasinaudoti tuo vadinamu trusto institutu, tai yra visiškai saugu, aš pati turiu tokią sutartį sudarytą, taip kad turbūt jeigu nelaikyčiau to saugių dalykų, tai turbūt nebūčiau sudariusi, ir tai yra tikrai saugi situacija. Už turto valdymą pagal patikėjimo teisę, pagal trusto sutartį yra paprastai čia tokios trusto kompanijos prašo 600 ar 800 svarų sterlingų per metus, priklausomai nuo turto dydžio. Tai jos praktiškai yra, jeigu tie, kas manęs klauso, yra galbūt kaip pasirinktas nekilnojamo turto įgijėjo statytinis, kuris valdo turtą, kad geriau suprasti. Bet tai yra visiškai saugus institutas. Ar turėčiau dar kažką tai apie tai paaiškinti, ar jau kažkiek tai aiškiau pasidarė? Alio? Ar girdite mane? Gal Pavelo, jeigu girdime tave, Ramūnė, aš Pavelo norėjau paprašyti pakomentuoti, jeigu tu turi, sakysim, informacijos kažkokios, tai irgi pasidalink tada apie šitą dalyką. Taip, Pavelai, pasidalinkite būtinai, kokių jūs ten turite abejonių ar įžvalgų.
Jo, tai man ir buvo klausimas, ar yra Būt tas teisinis kažkas tai institutas, jisai nesureguliuota kažkaip, ar nesaugu, ar girdit mane gerai? Taip, taip Jo, girdim. tai man ir buvo klausimas, ar tai teisinis institutas, kuris yra, kaip pasakyti, sureguliuotas, ar tai yra tiesiog kaip ir susitarimas laikytas santykius patikėjimo santykiais ir jisai niekaip, sakykime, valdžios institucijose ar teismuose, ar jisai yra, kaip paprasti civiliniai santykiai, yra sutartys ir tu ateini ir bandai ginti savo teisės. Ar tai yra kažkaip išviešinta? Pavelai, be jokios abejonės, ar jūsų vardas Pavelas, atsiprašau, gal aš suklydau. Taip, taip, taip. Taip, tai britiškos nekilnojamo turto sandorių teisės, kuri vadinasi Conveyancing Law, vienas iš institutų yra nekilnojamo turto trustas arba trust law, nes gali būti įmonių trustas, gali būti koncernų trustas ir kas tik tai nori. Tai pagal trusto teisę galima daug ką valdyti, tai yra institutas, kurį reglamentuoja Britų teisė čia, nes čia yra Britų teisė taikoma, ką turbūt, kad jau žinote, kad visoje Kipro saloje yra taikoma trusto teisė. Ir čia jau tuomet klausimas yra apie tai, kokią trusto kompaniją jūs čia pasirinkate. Taip, tai yra prižiūrimas, reguliuojamas dalykas ir jeigu kreiptis tik tai į tuos čia, kurie sako, kad jie pagal trustą valdys, bet negali parodyti tinkamų dokumentų, kad jiems yra leista pagal trustą valdyti svetimą turtą, tai žinoma susidursite su kažkokiais tai čia sukčiais. Bet taip, tas institutas yra sureguliuotas ir jis yra oficialus, legalus ir netgi jeigu iš to kiltų kažkokie tai ginčiai tarp trusto kompanijos ir galutinio gavėjo, tarkime, beneficiaro arba trusto kompanijos ir nekilnojamo turto vystytojo, jeigu tai dar turtas nėra iki galo pastatytas, nėra iki galo sukurtas, bet sandoris sudarytas jau yra. Tai visi šitie ginčiai yra sprendžiami, kada reikia teisme, o iki teismo jie gali būti sprendžiami dėrybiniu būdu. Taip, tai yra privačios teisės institutas. Tik tai specifika Šiaurės Kipre yra ta, kad šitoje dalyje jie turi tą savo kolizinės teisės tarptautinę privatinę teisę, kurioje nekilnojamo turto dalyje galioja Conveyancing Law ir Trust Law. Supratau, tai detaliau jau reikia asmeniškai matyti bendrauti. Jeigu jūs norite detaliau, mes galime su jumis detaliau pakalbėti, nes mes abudu teisininkai ir jau mūsų prancūziška teisinė kalba, kaip sakoma, galbūt yra tokia, kuri ne visiems čia gali būti suprantama. Bet mes kaip teisininkai galime pasikalbėti plačiau, jūs gaukite mano telefoną pas Eugenijų, paskambinsite man per WhatsAppą ir galėsime pakalbėti kiek nuodugniau, nes toliau jau būtų ta tokia teisinė specifika. Tai pagal trustą viską, ką beneficiaras nori daryti, jisai susisiekia su trusto kompanija ir trusto kompanija už jį daro. Tai jo, galima apibendrinus pasakyti, kad jeigu turi daugiau tų nekilnojamo turto objektų, kainuoja tai metams apie 600-800 eurų ir svarų sterlingų ir tokiu būdu tas klausimas yra, reiškia, išsprendžiamas visiškai teisėtai ir patikimai. Taip. Galim pereiti tada galbūt prie kito klausimo. Agnė klausia, jeigu asmenys nesusituokia ir vienas iš jų įgyja nekilnojamą turtą, kaip gaunamas leidimas gyventi ir kaip bus su duomenimis, ar tik turisto viza ribotam laikui. Taip aš suprantu, kad šitas klausimas yra tam nesusituokusiam asmeniui. Tai čia kaip išspręsti tą klausimą, jeigu nesusituokę asmenys neturi bendrų vaikų, tai čia tuomet tas klausimas yra toksai, kad ir kitas asmuo turėtų kreiptis leidimo gyventi. Bet jeigu ta prasme, kaip mes esame, pavyzdžiui, su Viktorija, ant manęs yra tos sutartis, aš dariausi tą leidimą gyventi, ir paskui visi traukinukai ten paskui mane, jie kaip ir nereikėjo rodyti ten jokios nekilnojamo turto sutarties. Aš suprantu, čia klausimas tame,
jeigu mes būtume buvę nesusituokę, ar jai tas pats kelias būtų įmanomas, ar jau nebeįmanomas. Kadangi jūs turite bendrų vaikų, būtų jai įmanomas. Jo, bet tai, čia tame klausime, taip suprantu, kad čia apie vaikus nerašo. Tai tas statusas kaip ir toks nesantuokinis, reiškia vaikų nėra, tai turbūt reikėtų eiti tuo keliu, kai rodai daugiau pajamų, jeigu norėtum tvarkytis. Nebent žmonės turi kažkokią tai partnerystės sutartį Arba tarpusavyje taip, sudarę, taip, bet taip, čia jau būtų gana sudėtinga įrodinėti čia, kad Lietuvoje tarp dviejų sugyventinių yra sudaryta kažkokia tai partnerystės sutartis, nes vien tik tai sakyti, kad Lietuvoje ta faktinė partnerystė pripažįstama, nebūtinai jinai turi būti išreikšta kažkokiu tai susitarimu, pasirašytų tarp dviejų sugyventinių, tai paprastai mes Lietuvoje darome tą faktinę partnerystę, kada taip yra, be susitarimų, bet man yra žinoma, kad tam tikri žmonės net ir sugyventiniai tarpusavyje sudaro tam tikrus susitarimus, bet čia jau Lietuvoje. Kaip čia šitoje situacijoje yra, jeigu yra bendrų vaikų, tai jau tai yra faktinis gyvenimas kartu, netgi kai žmonės yra nesusituokę. Ir jie jau de facto laikomi kaip sutuoktiniai, nors de jure jie yra nesusituokę. Jų bendri esantys vaikai, gimimo liudijimuose nurodytis duomenys tų vaikų yra įrodymas, kad jie yra, na, kaip pasakyti, de facto sutuoktiniai. Dar viena išeitis čia būtų turbūt perkant tą nekilnojamą turtą, kad jeigu nesam nesutuoktiniai, galėtume galbūt nurodyti kaip bendrasavininkiai mes esam to nekilnojamo turto. Nekilnojamą turtą įsigijant galite nurodyti save kaip bendrasavininkus. Tie, kurie esate nesusituokę, beje, įdomu dabar dalyką, galbūt ir pasikartosiu, praeito Zoomo metu sakiau, kad sutuoktiniai gali vienas sutuoktinis įsigyti vieną turtinį vienetą, kitas sutuoktinis gali įsigyti kitą turtinį vienetą. Tai yra išimtis. Bet, tai aišku, ir žmonės tie sugyventiniai vadinami arba partneriai, jie irgi gali įsigyti vienas vieną turtą, kitas kitą turtą. Ar jie turi bendrų vaikų, ar jie neturi bendrų vaikų, bet, žodžiu, jiems tokiu atveju, jeigu jie nesutuoktiniai, tai gali kiekvienas įsigyti turtą. Arba gali būti kartu vieno turtinio objekto bendraturčiai. Taip, Ir gali kartu eiti į trusto susitarimą, kai abudu kartu yra nurodomi kaip beneficiarai. Jie gali pasirinkti bendraturčio santykius 50/50, 40/60, 30/70, 20/80. Tai ir gali būti, jeigu jie nori būti bendraturčiais, tai jie turi pasirinkti, kokį procentą jie nori nurodyti. Ir kai aš paskutinį kartą su vienais pirkėjais sprendžiau šitą klausimą, tai advokatai pasakė, kad geriau būtų nurodyti procentą, jeigu jis yra kitoks nei 50/50, kadangi jeigu procentai nenurodyti, tai prezumuojama, kad yra 50/50, jeigu yra abudu nurodomi viename turtiniame objekte kaip du savininkai. Tai žodžiu, taip apibendrinu, sakyčiau taip, jeigu mes esam tik tai kaip draugai, nesantuokiniai, be vaikų ir mes norime turėti turtą vieną, tarkim, ir čia daryti leidimą gyventi, tai mes galime pirkti tą turtą kaip bendraturčiai ir eiti paskui tvarkytis tų gyvenimo leidimų, tiesiog taip apeinant galima. Galima ir vienas ir kitas gali naudoti tą pačią nekilnojamo turto įsigijimo sutartį, jeigu jie yra abudu nurodyti sutartyje kaip bendraturčiai. Čia jau tik tai gali būti taip, kad nesusituokusiems sugyventiniams, kurie neturi bendrų vaikų, reikėtų ir vienam, ir kitam į sąskaitą dėti reikalingą tuo metu, kada jie aplikuoja pinigų sumą. Dar toks buvo klausimėlis, Ramūnė, atsimeni, mes kalbėjome apie pensijas, pensininkų perkelimą ir čia gal kažkiek susijęs klausimas buvo, ar yra valstybinis draudimas užsieniečiams pensininkams, kaip pavyzdžiui Ispanijoje ir Portugalijoje, toks klausimas buvo. Ir kitas dar su tuo draudimu, toks gal susijęs klausimas, mane domina gydymas Šiaurės Kiprė, nes draudimai dažniausiai draudžia iki 70 metų ir nedraudžia egzistuojančių ligų, bet gal Kiprė kitaip. Tai čia su ligų draudimais ir su draudimais pensininkams valstybiniais, kaip Portugalijoje ir Ispanijoje. Ar galima čia perkelti tuos draudimus pensininkų, žodžiu? Aš sakyčiau, kad galima perkelti, kadangi tai yra Turkijos Respublikos autonominė respublika.
tai nėra atskira visiškai valstybė, tai yra valstybės dalis. Tai jeigu mūsų pensijas perkelinėja tiek į ES šalis, tiek į ne ES šalis, tai galima perkelti tą pensiją ir čia. Ir turbūt čia negyventų, nedominuotų užsieniečiai 65 plus metų. Yra labai daug tokių užsieniečių iš Britanijos, iš Skandinavijos, iš įvairių kitų šalių, iš Vokietijos, kurie čia gyvena tikrai labai garbingo amžiaus, tikrai yra daug tokių, jie turbūt čia negyventų nuolatos, jeigu jie negalėtų persikelti savo pensijų. Tai aš net neabejoju, kad tai yra įmanoma. Esamus draudimus, tarkime, priklauso nuo to, kokios yra jūsų sutartis dėl pensijų. Aš, tarkime, pati naudojausi Allianz grupe, tai mano ten yra viskas, todėl čia Allianz taip pat pensijinis draudimas galioja. Tai dėl to tikrai esu tuo įsitikinusi ir nėra jokių problemų. Jeigu mes kalbame apie sveikatos draudimą, tai tikrai žinau, kad ir visai netaip jau senai, gal prieš kokius pusę metų, vienam iš lietuvių įvyko labai didelis ir labai rimtas įvykis, jis labai rimtai susižalojo žmogus ir jisai turi Allianz pensijinį draudimą ir gavo sveikatos draudimo išmoką. Allianz pensijinis draudimas, kaupiamasis tas kaupiamoji pensijinė sutartis dar kartu su sveikatos draudimu. Tai jisai čia buvo gydomas, buvo suteikta visa reikalinga pagalba ir jisai gavo tuos draudimus. Gerai, ačiū. Šiaip mes anonsavom šitą sekmadienį kaip tokią temą pirkimas nuotoliu nekilnojamo turto. Ir galvoju, Ramunė, tu irgi pirkai savo gražią vilą nuotoliu ir paskui atvažiavai ją pamatyti gyvai. Tai kaip čia vyksta tokie dalykai ir kaip čia vyksta, pavyzdžiui, pirkimas, ar galima, aš esu matęs savo akimis vienam ofise, kaip žydai pirko, už bitkoiną beje pirko, kelis butus ir darė sutartis nuotoliu. Jie, reiškia, net nevažiavo, jiem padarė prezentaciją, jie išsirinko, jie mokėjo bitkoiną ir pasirašė kažkaip tai sutartis, bet galvoju, tarp skirtingų ten šalių tie elektroniniai parašai turbūt yra, nėra galiojantis, galbūt lietuviškas čionais. Kaip ten tokie klausimai sprendžiasi, kaip tas nuotolinis visas procesas įvyko, sakysim, kad tu ten nupirkai, pasirašai kažką, pasimokėjai. Taip, aš iš tiesų išdrįsau šitą žingsnį padaryti, esu sąmoningas ir atsakingas žmogus. Vis tiek virš 30 metų advokato darbas dirbtas, tai aš turbūt, kad kažkokių tai vaikiškų neapgalvotų sprendimų savo gyvenime nedarau, kas susijęs su tokiais ypatingai dalykais, kada reikia dar labiau įdėmiai žiūrėti. Bet žinot, kada prasidėjo pandemija 20 metais, tai nekilnojamo turto įsigijimas nuotoliniu būdu ypatingai pagyvėjo. Pandemija nesustabdė turto įsigijimų ir jeigu kalbėti apie tam tikras nekilnojamo turto kompanijas, nenoriu aš čia jų vardinti, apie Šiaurės Kipro nekilnojamo turto kompanijos, tai 21 metais, 20 metais tas nuotolinis pirkimas buvo labai mažas, nes visi buvo išsigandę, 21 metais jisai padvigubėjo lyginant su 20 metais, o 22 metais jisai išaugo 3 kartus lyginant su 21 metais. Vadinasi, žmonės išdrįso pirkti nekilnojamą turtą nuotoliniu būdu ir žinote, tie, kurie tokius žingsnius daro, tai nėra jau, negalima juos žiūrėti tuos žingsnius kaip į kažkokius tai neprotingus, nes pasaulis vystosi, atsiranda kitokios pirkimo formos, mes nuotoliniu būdu galim nusipirkti batus, galim nusipirkti šaldytuvą, galim nusipirkti ir nekilnojamą turtą. Reikia tik tai žiūrėti ir tikrinti, iš ko mes perkame, kiek patikima, į kokius bankus vedame pinigus tokiais atvejais. Ir aš pati kovo 14-21 metais pamačiau prezentaciją online būdu ir po 2 valandų aš užsisakiau gyvenamąjį namą su žeme ir užsakiau to gyvenamojo namo statybą.
ir nuo kovo 14 iki birželio mėnesio 23 metų praėjo, nuo 21 iki 23 metų praėjo 2 metai ir 3 mėnesiai. Aš nuotoliniu būdu įsigijusi, pirmą kartą nuvažiavusi daugiau nei po 4 mėnesių, net nesu buvusi niekada Šiaurės Kipre, nors įsigijau nuotoliniu būdu. Atvažiavau, kada man liejo namo pamatus ir aš čia nematau nieko rizikingo įsigyti nuotoliniu būdu. Reikia tik tai pasirinkti nuotoliniu būdu skleidžiamos informacijos apie nekilnojamo turto šaltinio patikimumą. Nes šiaip kažkur tai kažką tai reikia žiūrėti, tikrinti, kokios tai yra nekilnojamo turto vystymo kompanijos. Aš sakyčiau, kad galbūt nuotoliniu būdu yra gal kiek rizikingiau pirkti iš antrų rankų, bet tada irgi netgi nuotoliniu būdu perkant reikėtų susisiekti su Šiaurės Kipro advokatais, sudaryti su jais sutartį, sumokėti už teisės paslaugas ir prašyti, kad jūs, būdami nuotoliniu būdu kažkur tai toli, būtumėte prižiūrimi licencijuotų Šiaurės Kipro advokatų, kad jie jūs pervestų per visą tą nuotoliniu būdu vykstantį pirkimą. Nes nuotoliniu būdu jūs užsisakote, sumokate rezervacijos mokestį. Protingai suaugę žmonės galvoja apie blogiausią scenarijų ir geriausią scenarijų. Blogiausias scenarijus gali būti toks, kad jums nepatiks tas turtas atvažiavus jūs praradote 2000 svarų sterlingų. Tai čia yra pats blogiausias scenarijus. Daugumas vystytojų sako, kad tvarkoj, tai tą 2000 rezervacijos mokestį, jeigu jums nepatinka šitas objektas, perkelkite ant mūsų kito objekto, kuris jums patiks. Taip? Kitos yra nekilnojamo turto kompanijos, kurios tiesiog nesugrąžina rezervavimo mokesčio, jeigu žmogus neatvažiuoja sudaryti nekilnojamo turto sutarties. Aš, tarkime, negalėjau atvažiuoti sudaryti nekilnojamo turto sutarties, nes per pandemiją niekas neišleido išvažiuoti. Aš nuvažiavau į Turkijos ambasadą, nuėjau pas konsulą. Iš Šiaurės Kipro atsiuntė įgaliojimą advokatams. Aš pasirinkau advokatų kontorą, patikimą advokatų kontorą. Jį atsiuntė į Turkijos konsulatą, Turkijos ambasadą Vilniuje atsiuntė įgaliojimą. Konsulo akivaizdoje aš pasirašiau įgaliojimą, kad mano advokatai už mane pasirašytų sutartį. Ir aš tame nematau nieko rizikingo, visiškai nieko rizikingo. Mes tiesiog gyvename naujais laikais ir juos reikia akceptuoti. Nebus kitaip, nes mes nežinome, ar rytoj neįvyks karas ir vėl mums reiks viską nuotoliniu būdu daryti užsienyje, ar tai netgi savo šalyje, iš kurios reikės pasitraukti, ar rytoj neįvyks dar kokia tai pandemija ar pandemija ar dar kas nors, kada mes galėsime vėl tą turtą daryti nuotoliniu būdu. Nereikia galbūt auginti to baubo, kuris nėra toks jau baisus ir toks jau didelis, nes mūsų auginamas tas baubas tikrai gali ne tik į spintą, bet ir į visą mūsų aplinką, kurioje mes esame. Tai yra tiesiog naujovė ir visas pasaulis taip gyvena. Nuotoliniu būdu perkami lėktuvai, korporacijos, mašinos iš aukcionų, brangiausios po 500 000 ir panašiai. Ir žmonės tiesiog turi tam tikrą laiką praleisti, kad išsirinkti patikimą informacijos šaltinį, su kuriuo jie dirba. Jeigu galima, taip irgi tada apibendrinus, reiškia, aš kaip ir sakai, ne tiek svarbu pati forma, sakysim, sandorio sudarimo, ar ten gyvai, ar nuotoliniu būdu, kiek tai su kuo tu sudarai tą sandorį ir ką tu ten iš ko perki. Tai teisingai. Yra visiškai absoliučiai dar ir dar kartą pasakysiu. Jeigu jūs įsigijate turtą, nekilnojamą turtą užsienyje, nedarykite šitų veiksmų, nesusisiekę su nekilnojamo turto užsienyje, nekilnojamo turto įsigijimui užsienyje advokatais. Jeigu jūs turite konsultantus nekilnojamo turto įsigijimui, prašykite, kad tie konsultantai užduotų klausimus advokatui nuo jūsų, vietiniam, licencijuotam, profesionaliam advokatui, o ne kokiam nors iš NVS šalių atvykusiam ir sakančiam, kad čia jau jis 10 metų dirba teisininku. Tai kasgi patikrins, ką jis tuos 10 metų darė? Reikia dirbti su profesionalais. Profesionalai atsako už tai ir jie privalo teisingai konsultuoti ir privalo užtikrinti kliento interesus.
Pavyzdžiui, dabar žmogui, kuris yra, na, sakysim, jam sudėtinga galbūt yra skraidyti arba toli, arba brangu. Ir jisai, kad pasirašytų už jį sutartys, galėtų padaryti įgaliojimą pas notarą advokatui kažkokiam, kuris galėtų Čia, tą... ne. Jeigu jam sunku skraidyti, jis negali čia atvažiuoti, Mhm. jis nepadarys per notarą, nes Mhm. per Lietuvos notarą tai yra nedaroma. Negalima per Ne, lietuvis turiu omeny negali nueiti pas vietinį notarą galėtų pas jisai... vietinį notarą, bet Taip. jeigu žmogus visiškai negali atvažiuoti, jis turi susisiekti su advokatų kontora, konsultantas, kuris jį konsultuoja dėl nekilnojamo turto įsigijimo, turi parekomenduoti gerą patikimą advokatų kontorą. Su ta advokatų kontora sudaryti sutartį, advokatų kontora atsiunčia į Turkijos ambasadą Vilniuje, Didžiojoje gatvėje, atsiunčia į Turkijos ambasadą raštą ir įgaliojimo pavyzdį, kurį reikia pasirašyti, ir žmogus važiuoja į Vilnių, į Turkijos ambasadą ir konsulo akivaizdoje pasirašo, jam yra išverčiama, vertimas yra prisegamas, visa tai išsiunčiama ir tuomet jau tokio įgaliojimo pagrindu advokatai čia gali pasirašyti už pirkėją. Aš dabar galvoju, Vėlgi, turiu svečiuose... dar noriu pasakyti tokį dalyką. Nei aš, nei jūs, Eugenijau, negalėtumėte turbūt pasirašyti už pirkėją čia tinkamai. Dėl to, kad mes būtumėm įgalioti Lietuvoje tai daryti per Lietuvos notarus, tai aš tikrai labai abejoju, ar taip pasirašytas, jis galėtų būti pasirašytas sandoris, bet aš abejoju, ar taip pasirašytas sandoris su tokiais patvirtinančiais dokumentais kito nei pirkėjo pasirašančio asmens būtų įregistruotas sutarčių registre ir nekilnojamo turto registre ir kadastre čia. Aš abejoju. Ir Aš labai dabar rimtai. galvoju, turim svečių iš Islandijos, kur tikrai yra šalis toli, ir galvoju, ar ten yra Turkijos ambasada Islandijoje. Solveiga, matau prisijungus, ar pas jūs yra Turkijos ambasada? Čia geras klausimas, šiaip tai reikėtų pasidomėti, Reikjavike, ar yra ambasada. Nes jeigu Vilniuje, tai mums reikėtų skristi į Vilnių, tai mums tada jokio skirtumo nėra skristi į Vilnių ir iš Vilniaus su persėdimu skristi į Kiprą. Nes tiesioginis skrydis, kaip aš ir sakiau, šiandien tau Eugenijau, tiesioginis skrydis iš Islandijos į Reikjaviką kainuoja 3300 tūkstančių eurų vienam žmogui. Tai 2 žmonėms gaunasi beveik 7000 eurų. Tai mums yra pigiau skristi iš Vilniaus į Rygą, iš Rygos autobusų, iš Reikjaviko į Rygą skristi, iš Rygos autobusų į Vilnių, iš Vilnių keliauti į Kiprą. Mums gaunasi pigesnis variantas. Ilgiau užtrunka kelionė, bet tai yra pigesnis ir 2 žmonėms tokia kelionė užtrunka 2200 eurų pirmyn ir atgal. Tai va toksai skirtumas yra kaina. Aš manau, čia reikėtų tikrai sudaryti vietoje su advokatu sutartį, įgaliojimą, kad nereikėtų tai brangiai skraidyti dėl sutartinių kažkokių dalykų tenais. Taip, aš galiu pasakyti svečiams iš Islandijos, jūs pasidomėkite pas jūs, ar yra Turkijos ambasada, ar Turkijos konsulinis skyrius. Be to, pagal tarptautinę konsulinę teisę gali būti kažkokios kitos šalies ambasada, kur konsulas taipogi gali aptarnauti ir Turkijos reikalus. Tai čia jums reikia tiesiog pasižiūrėti, pasigūglinkite, ar yra koks nors Turkijos konsulinis skyrius Islandijoje kažkur tai. Gerai. Tai va, liko mums 7 minutės. Daugiau? Tai šitą nežinau, ar daugiau ar mažiau žodžių, bet kažkiek dar liko laiko, tai aš galvoju, ar pasakysite, ar parašysite dar kokių klausimų, ar ruošiamės. Jo, klausimų. Labai šiltas oras ateina čia, girdėjau, net iki 29 laipsnių kitą savaitę. Čia riba, kada man jau per karštą, man kai 30, ir aš tada į Lietuvą skrisiu. Vis gražios Velykos, taip.
Tai va, tai ką, tai atrodo, kad taip apibendrinus, vis tiek apibendrinus jau antras zoomas ir gaunasi taip, kad čia reikia kažką tai darant, reikia turėti savo konsultantus ir geriausia turėti savo advokatus. Žinoma, su advokatais galime sudaryti sutartį ir per nuotolį, tik tai reikia gauti tų advokatų rekomendaciją. Turime advokatų, kuriuos galime parekomenduoti, patikimų, gerų, stiprių advokatų, per kuriuos patys sudarinėjom sutartis. Tai, kaip sakoma, geriau jau galbūt šiek tiek 100-200 svarų sterlingų daugiau sumokėti pas licencijuotą advokatą, negu kad eiti pas kokį NVS šalies teisininką čia dirbantį 10 metų ir sakantį, kad išmano viską ir padarys pigiau. Tai čia jau kur padarys pigiau, tai ten ir rizika. Tai ką, ačiū labai Ramūnė už konsultacijas šitais klausimais. Aš galvoju, dabar nieks čia nieko mums nerašo. Tai galbūt čatas yra, kaip sakant, visą savaitę visi gali rašyti, kas ateis, kokios aktualūs, kokie klausimai. Ir kitą sekmadienį įprastų laikų 19:00 galėsim susiskambinti. Ačiū labai Ramūnė, kad pas mus jau prisijungė antrą sekmadienį. Iš karto galiu pasakyti, kol čia dar tą minutę turim, tai ačiū Jums labai, kad vis man duodate galimybę čia antrą kartą pasakyti, nes tos žinios, kurias pakartoji į auditoriją, tai jos jau užsifiksuoja labai ilgam. Tik va čia taip viskas dinamiška, žinai, kad tos žinios paskui gali būti reikalingos kažkokios korekcijos po kelių mėnesių. Tai iš karto galiu pasakyti Eugenijau, kad turbūt reikėtų kito zoomo metu aptarti čia Šiaurės Kipro GPM už nuomą turto. Taip, mokesčiai nuomojančių čia tikrai yra, vis atsiranda žmonių daugiau. Mes kaip tik irgi rytoj spręsim klausimą dėl nuomos administravimo. Čia su lietuviais irgi jau derinam sutartis visokias, viską, tai tikrai bus aktualu. Nes šita tema yra tikrai svarbi ir jinai yra labai labai rizikinga. Taip, ir mokesčiai čia priklauso, GPM priklauso nuo to, kokia valiuta yra išreikšta sutartis. Jo, yra niuansų ir mokesčius mokėti čia apsimoka, nes girdėjau atveju, kad būna ir patikrina nuomojamus butus ir gali tiesiog būti deportuotas už mokesčių nemokėjimą ir baigsis visi. Tai va, tai turbūt, kad kitą sekmadienį, kitas sekmadienis Velykos. Taip. Tai dar kitą sekmadienį turbūt, kad jau ant atvelykio galėtumėm daryti tą zoomą, tai turbūt, kad paimkime tą klausimą GPM mokesčio dydis. Gerai, gal dar parašys, tai dabar ką, darom 2 savaičių pertrauką iki... Panašu, kad reikia daryti 2 savaičių pertrauką, nes kitoj savaitėje 4 dienos, didysis penktadienis, šeštadienis, Velykos. Žmonės išsisklaidys, kas kur šves ir... Tai gerai, prisikaups klausimų, tada padarysim gal ilgesnį zoomą už 2 savaičių. Ačiū visiems dalyviam, ačiū Ramūnei. Ačiū visiems. Gero vakaro visiems. Iki.